Šiandien aptarsime gana intriguojančią istoriją, kuri puikiai atspindi mokslo pasaulio dinamiką ir atviros prieigos duomenų bei atviros prieigos publikacijų prieinamumo svarbą. Taigi prireikė vos keletos savaičių, kad būtų paneigtas vienas įdomiausių pastarųjų metų paaiškinimų kosmologijoje. Ir prireikė vos keletos savaičių, kad tas straipsnis būtų paneigtas kitų straipsnių iš kito mokslininko, kuris panaudoja lygiai tos pačius duomenis, kad patikrintų patikimumą. Yra dar žmonių abejojančių, bet aš manau, kad be galo įdomu apie tai yra pakalbėti. Taigi aš esu daktarė Mažena Mackoit-Sinkevičienė, tai yra trumpa fizikos paskaita. Užsisekite diržus, mes pradedam. Taigi šis pasakojimas yra apie kosmologinį modelį. Įsivaizduokite, kad žiūrite į didelį audinio gabalą. Jeigu pažvelgtumėt į jį labai iš arti, tikriausiai pamatytumėt pluoštuose esančius mazgelius ir tarpus. Tačiau jeigu jūs atsitrauktumėte pakankamai toli, šis audinys atrodytų visiškai lygus ir vienodas. Dešimtmečius toks ir buvo pagrindinis mūsų požiūris į visatos supratimą. Tai yra vadinama kosmologiniu principu. Jis teigia, kad itin dideliu masteliu visata yra vienalytė. Ji visur iš esmės yra vienoda. Taip pat laikoma, kad ji yra izotropinė, kad visata atrodo vienoda nepriklausomai nuo to, kuria kryptimi žiūrime į ją. Taip? Tačiau kas jeigu ši pagrindinė prielaida būtų klaidinga? Kas jeigu šis audinys iš tikrųjų būtų nelygus ir turėtų neįprastų deformacijų, didžiulių struktūrų, kurios iš didelio atstumo yra nematomos, bet tampa pastebimos pažvelgus atidžiau. Taigi būtent tai ir pasiūlė vienas neseniai atliktas tyrimas 2026 metai, vasarą. Francesco Salos Labini ir Marco Galopo paskelbė savo darbą prestižiniam žurnale Nature su iškelta idėja, kuri teoriškai galėtų pakeisti mūsų supratimą apie kosmologiją. Taigi vėlesnė analizė ir naujas tyrimas paskelbtas vos po kelių dienų Suomijos mokslininko iš Helsinkio universiteto, tai yra kosmologas, astrofizikas, jis pateikė įdomią pamoką apie tai, kaip mes matuojame visatą ir kaip neteisingas kosminių atstumų supratimas gali sukelti didelę painiavą. Taigi, kad šiek tiek turėtume supratimo, pradėkime nuo to pagrindinio modelio, kuris vadinasi Lambda CDM. Dabartinis standartinis visatos modelis. Šis modelis teigia, kad visatą sudaro apie 5% įprastosios medžiagos, tai yra medžiaga, kurią matome aplink save, 27% tamsiosios medžiagos ir 68% tamsiosios energijos. Žodis tamsioji šiuo atveju reiškia ne tai, kad ši medžiaga ar energija yra juodos spalvos, o tai, kad mes vis dar nežinome, iš ko jos iš tikrųjų yra sudarytos. Taigi, pagal šį modelį, nors mažesniais masteliais mes stebime vadinamąjį kosminį tinklą, gijų, sienelių, tuštumų struktūras, daug didesniuose masteliuose, apimančiose šimtus milijonus šviesmečių, šios struktūros turėtų palaipsniui išnykti. Kitaip tariant, pakankamai dideliu mastu visata turėtų atrodyti vienalytė ir vienoda. Ir tai iliustruoja Hubble'o dėsnis. Žinome, kad galaktikos tolsta nuo mūsų greičiu, kuris yra proporcingas jų atstumui. Tai reiškia, kad kosmose nėra jokios privilegijuotos krypties. Nėra kažkur absoliutaus viršaus, apačios, kairės ar dešinės. Nes visata turėtų atrodyti iš esmės vienoda, kad ir į kurią pusę mes pažvelgtumėme. Šis paprastumas yra labai svarbus vadinamajam kosmologiniam principui, nes jis leidžia sudėtingą gravitacijos matematiką gerokai supaprastinti. Dėl šios priežasties 10 itin sudėtingų Einšteino bendrosios reliatyvumo teorijos lygčių Friedmano dėka galėjo būti sumažintos iki 2 pagrindinių lygčių. Todėl visatos evoliucija tampa įmanoma matematiškai aprašyti ir prognozuoti.
Taigi, 2026 m. birželį buvo paskelbtas drąsus naujas teiginys. Astronomai dirbę su Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) nusprendė patikrinti šią pagrindinę prielaidą. Šiems duomenims pritaikė naują statistinį metodą. Užuot tiesiog vertinę, kokią tikimybę yra rasti galaktiką tam tikrų atstumų, jie analizavo, kaip galaktikų pasiskirstimas kinta tiek priklausomai nuo atstumo, tiek priklausomai nuo stebėjimo krypties. Tyrėjai pranešė aptikę nuoseklias, tačiau neizotropinės struktūras. Paprasčiau tariant, jų analizė rodė, kad tam tikromis kryptimis galaktikos gali būti išsidėsčiusios dažniau nei kitomis. Be to, jie nustatė milžiniškas siūlus primenančias struktūras, besitęsiančias milijardus šviesmečių. Maždaug 10 kartų didesnius atstumus nei tie, kurie paprastai yra siejami su kosminiu tinklu. Kitaip tariant, jie pasiūlė idėją, kad didžiausiais masteliais visata nėra visiškai vienalytė, o turi savotišką gynę arba tekstūruotą sandarą. Jeigu toks rezultatas būtų patvirtintas, jo reikšmė būtų išties milžiniška. Kai kurie mokslininkai susipažinę su šio tyrimu netgi pasiūlė, kad tokia nevienoda medžiagos struktūra teoriškai galėtų paaiškinti spartėjantį visatos plėtimąsi be tamsiosios energijos. Ir pagal šią idėją plėtimosi pagreitėjimas galėtų būti ne paslaptingos energijos pasekmė, o būtent milžiniškų medžiagos netolygumų sukeltas grįžtamasis efektas. Neseniai paskelbtam to Helsinkio universiteto mokslininko straipsnį, autorius iš naujo išanalizavo tos pačius DESI duomenis ir beveik iš karto pastebėjo reikšmingą neatitikimą. Paaiškėjo, kad problema buvo ne mūsų supratime apie visatą, o subtilioje klaidoje, kuri susijusi yra su to, kaip buvo apskaičiuoti kosmologiniai atstumai. Kosmologijoje egzistuoja bent 2 pagrindiniai būdai apibrėžti atstumą. Taip, pirmasis yra šviesio nuotolis, tas luminosity distance. Jis nustatomas pagal tai, kiek ryškus ar blankus atrodo astronominis objektas. Ir tada yra antrasis, tai yra kartu judantis atstumas, co-moving distance. Šis atstumas atsižvelgia į visatos plėtimąsi. Jis leidžia išlaikyti pastovų mastelį, tarsi užfiksuojant erdvės plėtimąsi tam tikrų momentų. Ir šį skirtumą galima paaiškinti dar paprastą analogiją su duona ir rezinomis. Įsivaizduokit, kad kiekviena rezina yra galaktika ir jūs kepat tą tešlą, ji plečiasi, todėl rezinos vis labiau tolsta viena nuo kitos. Ir kartu judantis atstumas nusako, kokį atstumą tarp 2 rezinų matuotume, jeigu galėtume akimirksniu sustabdyti tešlos plėtimąsi. Kitaip tariant, jis parodo tikrąjį objektų išsidėstymą visatos žemėlapyje. Vis dėlto visata plečiasi, todėl šviesa keliauja per nuolat besiplečiančią erdvę. Dėl šio proceso šviesa patiria raudonąjį poslinkį, redshiftą, ir tampa dar silpnesnė nei būtų nebesiplečiančioj visatoje. Todėl vien pagal ryškumą objektas gali atrodyti esantis toliau, nei rodo jo tikroji padėtis erdvėje. Taigi trumpai tariant, kartu judantis atstumas parodo, kur objektas iš tikrųjų yra visatos struktūroje, ir tada šviesio nuotolis parodo, kokiu atstumu objektas atrodo esantis pagal jo stebimą ryškį. Būtent šių 2 atstumų supainiavimas ir yra pagrindinė nagrinėjimo klaida. Klaidos mastas tada didėjant raudonajam poslinkiui. Todėl jis ne tik dirbtinai gali padidinti atstumus, bet ir deformuoti kosminių struktūrų formas. Ir vienas ryškiausių pavyzdžių yra Sloan didžioji siena, Sloan Great Wall, viena didžiausių žinomų visatos struktūrų. Pirminėme tyrime ji atrodė gerokai didesnė ir gerokai labiau deformuota, nei yra iš tikrųjų. Taigi, pakartotinai išanalizavus tuos pačius duomenis, naudojant teisingas kartu judančio atstumo koordinates ir tariamos kelių gigaparsekų dydžio struktūros išnyko. Galaktikų pasiskirstimas vėl atitiko tai, ką prognozuoja standartinis lambda CDM modelis. Tad tyrimas žurnale Nature traktavo šviesio atstumus kaip kartu judančius atstumus, o tai, kaip galima tikėtis, ir lemia tokį dramatišką duomenų padidėjimą ir iš esmės tokią paklaidą. Tai yra istorija kaip pavyzdys, kaip iš tikrųjų veikia mokslas, ką kasdien mes darome laboratorijose tarp skirtingų padalinių. Taigi nors pirminis straipsnis atrodo ir publikuotas tokiame žurnale kaip Nature, praeinantis griežtą recenzavimo sistemą, mokslinis procesas ties to nesibaigia.
Mokslas remiasi nuolatinių rezultatų tikrinimu. Ši istorija taip pat parodo, kokia yra svarbi ta archive, preprint sistemos svarba, kur jos gali perskaityti ir vertinti tūkstančiai kitų mokslininkų. Aš irgi visada savo praktiškai visus mokslinius straipsnius keliu į archive. Taigi, ar po šios istorijos kosmologinis principas vis dar išlieka pagristas? Šiuo metu atsakymas atrodo kaip ir teigiamas, bet tai nereiškia, kad standartinis kosmologinis modelis yra tobulas ir kad tai yra vienintelis atsakymas. Išlieka nemažai neišspręstų problemų. Viena žinomiausia yra vadinamoji Hubble tension problema. Skirtingais metodais išmatuotos visatos plitimosi greitis vis dar nesutampa. Todėl pagrindinė išvada lieka ta pati, visada vis dar yra labai paslaptinga ir mūsų supratimas apie ją tebėra neišsamus. Šiam kartui būtų tiek. Ačiū, kad išklausėte trumpą fizikos paskaitą. Iki.